Alio, Styvai, kur jie? Nematau aš jų. Jie liktais ten, prie to medžio, kur netoli važiuoja šarvuotis. Pala, ar priešais tą šarvuotę eina karių? Dėl Dievo meilės, pasakyk, jie trauktų iš ten. Einam. Nagi, einam. Blemba, kas ten per šūdas buvo? Man atrodo, tie vienamiečiai pradėjo mus šaudyt, pažiūrėk. Matau vieną, tenais pasalūnas. Aš to su 50 nušausiu. Blemba, tie pasalūnai užknisa. Na bent tasai šarvuotis susitvarkė su to vietnamiečiu. Gerai, mums čia nesaugu. Reikia į Point Charlie nuvažiuoti, tenais mes apsiginkluosim ir būsim saugesni per naktį. Skamba gerai, važiuojam. Po 1 valandos. Sveiki, prašyčiau paso ir registracijos. Jo, štai. Ačiū. Gerai, pažiūrėkime. Viskas atrodo gerai, štai jūsų pasas. Gero vakaro. Punkte Charlie. Gerai, ačiū. Filmavimo grupė, punkte Charlie. Gerai, kamera filmuoja. Gerai, tai dabar mes esame Vietname, punkte Charlie ir mes varome biškai apsižiūrėti technikos ir karių. Galime matyti vieną šarvuotą ir ginkluotą ir vieną labai apginkluotą sunkvežimį. Atsiprašau, jūs čia negalite filmuoti dabar. Kodėl? Čia yra speciali zona. Mes nenorime, kad šitą informaciją būtų perkelta priešui. Baikite filmuoti. Ne, mums davė leidimą šalis. Sakau, baikite filmuoti. Ai, tos filmavimo grupės amžinai užeina čia be leidimų. Su šalies leidimu. Ką tai reiškia? Reikia kariuomenės leidimo, jie to neturi. Sveiki, iš kur grįžtat? Mes grįžtam iš fronto, ten labai baisus vienas mūšis buvo. Mūsų kolona visiškai sulygino, likome tik tais mes ir už mūsų 2 sunkvežimiai. Mums iš tikrųjų reikėtų pastiprinimo, gal kokių prieštankinių patrankų. Na, aš galėčiau pakviesti gal kokį būrį arba 2 106 mm M40 prieštankinį, jeigu tiktų. Jo, tai labai gerai tiktų, tik tais reikėtų prikabinti prie to sunkvežimio tenais. Jums biški atrodo, jūs to įverksit. Nieko. Tiesiog, kad tiek daug kūno aš mačiau ir tiesiog biški šiurpas paėmė ir dabar galvojant, biški norisi verkt. Man taip irgi buvo. Tu dar jaunas? Taip, 19 metų vairuotojas. Na gerai, tada parodykite savo pasą ir registraciją ir leisiu jums pravažiuoti. Gerai, štai. Gerai, geros dienos. Gerai, ačiū. Gerai, dabar mes čia sustosim nakčiai ir pabūsim. Gerai, brau, kažką pasiimt valgyt.
Gerai, tuoj nuleisiu galinę rampą. Gerai, varau. Mano kojas, blemba. Ai, žinai, su tom savo kojom meluoju. Gerai, uždarau rampą. Man atrodo, aš biški per daug Taco Bell privalgiau plakašės. Kas iš viso yra Taco Bell? Dabar 72 metai. Alio, gal tau biški trunka miego, nes tu praeitą naktį visai nemiegojo, šaudai savo kulkosvaidį. Gal pamiegok dabar čia. Jo, man dabar nuo šito nemiego užima haliucinacijos, tai jo, aš varau pamiegot. Bičas realiai per 1 sekundę užmigo.